Sveiki. Šis video bus daugiau skirtas tiem, kas dar nei karto nėra atlikę savo avia bilietų, Ryanair bilietų registracijos arba kitaip vadinamos online check-in procedūros, bei tiem, kurie kartą tai padaryti bandė, bet dėl tam tikrų priežasčių jiems nepavyko atsispausdinti savo bilietų. Na, o jeigu jūs esate jau kada nors darę šią procedūrą ir jums tiesiog sėkmingai pavyko ją atlikti, nerekomenduoju gaišti laiko, nes nieko naujo čia iš tikrųjų nesužinosite. Taigi, pradžiui norėčiau informuoti, kad pati procedūra užtrunka, kaip ir šis video, apie 10-15 minučių. Na ir jeigu jūs tiesiog neturit noro skirti tiek laiko šio video peržiūrai arba, tarkim, nepatinka mano balsas, visą šią info galite rasti ir tekstiniu pavidalu. Ir tai galit padaryti dviem būdais. Tai yra pirma, jeigu jūs esate šiuo metu YouTube aplinkoje, paspauskite po video esančią nuorodą, štai šitą, ir jūs būsite nukreipti į tekstinį šaltinį. Arba jeigu šiuo metu šį video žiūrite www.fotravel.lt svetainėje, tiesiog pavažiuokite žemyn ir pamatysite tekstą prieš save. Na, o pradžiai, kad pradėtume savo bilietų registraciją, jums reikia patekti štai į Ryanair.com internetinę svetainę. Patekę į šią svetainę, jūs dešinėme ekrano kampe viršuje ieškokite žalsvo mygtuko su baltu užrašu online check-in. Jį suradę tiesiog spauskite ir sistema jūs nukreips štai tokį puslapį, kur jums bus pasiūlytos 3 galimybės prisijungti prie jūsų bilietų registracijos sistemos. Kas šitam puslapį taip pat yra svarbu, tai yra viršuje esantis užrašas, kuris jūs informuoja, kad savo bilietų registraciją jūs galite pradėti likus ne anksčiau kaip 15 dienų iki jūsų skrydžio pradžios ir ne vėliau kaip likus 4 valandom iki skrydžio pradžios. Taigi šitus laikus turėkite omenyje. Na, o kad pradėtumėt sėkmingą registraciją, kaip minėjau, jums reikės prisijungti prie sistemos ir tai galite padaryti 3 būdais. Tai yra užpildyti vieną iš šių 3 formų. Pirmu atveju, jeigu pasirinksite Option 1, taip vadinamą galimybę, jums reikės nurodyti savo skrydžio rezervacijos numerį, kurį gavote ką tik nusipirkę savo avia bilietus. Tai yra berods 6 didžiųjų raidžių arba skaičių kombinacija. Bei kortelės, tai gali būti kreditinė ir debitinė kortelė, su kuria pirkote savo Ryanair bilietus, numerio 4 paskutiniai skaitmenys. Juos būtent turite nurodyti štai čia. Jeigu pasirinksite antrą galimybę, jūs vėlgi turėsite nurodyti savo skrydžio rezervacijos numerį, elektroninio pašto adresą, kuriuo registravotės pirkdami Ryanair avia bilietus, bei skrydžio kryptis, iš kur skrendate ir kur skrendate. Na ir trečioji galimybė, tai yra jūsų skrydžio data, kada išvykstate, vėlgi elektroninio pašto adresas bei kryptis, kur ir iš kur skrendate. Užpildę vieną iš šių formų, pasikartosiu, pildyti reikia tik vieną. Paspausite mygtuką online check-in, apačioje esantį gelsvą mygtuką. Būsite nukreipti štai tokį puslapį, čia jums tiesiog reikės sutikti su oro uosto apsaugos taisyklėmis, pavadinkime jas taip. Tiesiog yra 5 teiginiai, su kuriais reikia sutikti, o sutikti galite tiesiog kiekvieną kvadratėlį pažymėję žalia varnele. Vaizdas turėtų būti štai toks, pažymėti visi teiginiai. Na ir kai tai padarysite, spauskite continue mygtuką. Prieš save pamatysite štai tokį vaizdą. Ir šiame puslapyje jums reikės nurodyti jūsų bei su jumis keliaujančių žmonių asmens tapatybę patvirtinančius duomenis. Tai galite padaryti prie keleivio esantį baltą kvadratėlį pažymėję žalsva varnele. Kai tą padarysite, atsirasite, prieš save pamatysite tai štai tokią formą, kur tiesiog turėsite nurodyti keleivio gimimo datą, tautybę, dokumento tipą, tai yra dokumentas, su kuriuo jūs arba jūsų kolega keliausite. Paminėsiu, kad gali būti
pasas arba asmens tapatybės kortelė. Tik 2 dokumentai, tarkim, vairuotojo pažymėjimas šiuo atveju netinka. Vėlgi pasirinkto dokumento numerį, šalį, kuriame dokumentas išduotas, bei jo galiojimo datą. Kai užpildote vieno keleivio duomenys, galite iš karto eiti prie kito, vėlgi pažymėjus varnele ties to keleivio vardu ir pavardę. Vėlgi sistema jums pasiūlo tokią pačią formą, kaip ir pirmam klientui, šitam keleiviui. Jeigu su jumis keliauja daugiau žmonių, tarkim 3, 4 ir daugiau, tai jūs šitą procedūrą turit kartoti tiek kartų, kiek keleivių su jumis keliauja. Kas dar yra svarbu šioje vietoje paminėti, kad informacija, kurią pateikėt būtent šiame puslapį, negali būti su klaidomis. Taigi duomenys su dokumente pateikta informacija bei informacija, kurią jūs suvedėte į šį puslapį, turi sutapti. Taigi pasitikrinkite dar kartą. Na ir jeigu viską užpildite teisingai, tiesiog spauskite check-in mygtuką. Sistema jūs dar kartą informuos, kad vieną kartą suvedę šios duomenys, jūs jau nebeturėsite galimybės jų modifikuoti. Tai iš dalies yra teisybė, tačiau sekančiuose žingsniuose jūs dar galėsite nutraukti savo registracijos procesą, todėl prie šitos formos dar turėsite galimybę sugrįžti ir ateityje, jeigu, tarkim, sekančiuose žingsniuose jūs neužbaigsite savo bilietų check-ino. Na, bet kokiu atveju spaudžiame OK mygtuką ir patenkame štai tokį puslapį, kur galite rezervuoti savo skrydžio sėdimas vietas. Tiesa, dar yra vienas niuansas, jeigu, tarkim, jūs arba vienas iš keleivių nėra ES pilietis arba Europos ekonominės zonos pilietis, paspaudus OK mygtuką puslapį, kuriame jūs suvedėt savo asmens tapatybę patvirtinančius duomenis, jūs būsite nukreipti štai tokį puslapį, kur sistema tiesiog jūs informuos, kad jums prieš praeinant apsaugos vartus, tai yra oro uoste, reikės apsilankyti su savo dokumentais, taip vadinamame pasų patikros ar dokumentų patikros poskyryje, net nežinau, kaip tiksliai jisai vadinasi, kur bus patikrinti jūsų dokumentai, uždėti tam tikri štampai ir tai po to jūs galėsite praeiti apsaugos vartus. Taigi informaciją jūs turėtumėt patvirtinti, paspausdami confirm mygtuką. Vėlgi jūs tai padarę, pateksite štai puslapį, kuriame galit, kaip minėjau, rezervuoti savo skrydžio vietas. Žinoma, jeigu jums to reikia. Taigi dabar trumpa informacija tiem, kuriem visgi reikia vietų rezervacijų. Kaip matote, iš šitos legendos jūs galite rezervuoti tik tai žaliai pažymėtas vietas. Tai yra 1, 2, 16 ir 17 eilių vietas. Gelsvai pažymėtos vietos nėra rezervuojamos, na, o jeigu vietos yra pažymėtos raudonai, reiškia, kažkas jau jas yra rezervavę. Šios vietos įskiria tuo, kad jos turi 2 daugiau vietos kojam, sėdėjimui. Na, bet išduosiu paslaptį, pats asmeniškai nei karto nesu jų rezervavęs, sėdėjęs esu, dar prieš tai, kai jos nebuvo rezervuojamos. Na, didelio skirtumo, jeigu po teisybei nepajaučiau, bet žmonės, kurie nori didesnio komforto, kodėlgi ne. Taigi, kaip tai padaryti, kaip jas rezervuoti? Tai pirmiausiai prie keleivio, kuriam vietą rezervuojate, pažymite štai šitą baltą apšvietimą žalių taškeliu ir tiesiog nurodote, kurioje vietoje norėsite sėdėti. Iš karto sistema jums parodys tos vietos kainą. Šiaip šios vietos kainuoja berods apie 10 eurų. Jeigu jūs skrendate, tarkim, iš Didžiosios Britanijos oro uostų, jums gali tekti mokėti ir iki 10 svarų. Taigi, pažymėjus norimas vietas tam tikram keleiviui arba visiems keleiviui, jūs turėtumėte spausti mygtuką Select and Continue. Jeigu jums vietų rezervuoti nereikia, juk nenorite daugiau mokėti už savo bilietus, tiesiog tada spauskite, nieko nežymėkite ir spauskite No Thanks mygtuką. Bet kokiu atveju jūs pateksite štai tokį puslapį, kuriame jums dar kartą bus pasiūlyta įsigyti kelionės draudimo paslaugą. Štai čianais, jeigu jums jo reikia, vėlgi daugeliu atveju greičiausiai jūs jos nesirinksite, pavažiavę žemiau
Štai, pasirinkti savo draudimo paslaugą, jeigu jums reikės, galite štai iš šio meniu. Kaip minėjau, pavažiavę žemiau, jūs galėsite nusipirkti štai čia lagaminą, kuris atitinka visus Ryanair lagamino bagažų reikalavimus, taip pasakykim. Taip pat žemiau galėsite užsakyti tam tikro inventoriaus gabenimą. Tai yra sporto inventoriaus, muzikinių instrumentų, slidžių, kūdikio reikmenų ir taip toliau. Taip pat galėsite čia nusipirkti pirmenybę laipinimo į lėktuvą. Tai reiškia, jūs į lėktuvą įlipsite vieni iš pirmųjų. Be abejo, galima apačioje užsipirkti ir papildomą bagažą. Kaip matot, pavyzdėje vienas keleivis jau yra įsigijęs vieną papildomą registruojamą bagažą, kitas jo neturi, tai tiesiog čia galima papildomai tą bagažą įsigyti. Vėlgi, tai visos šios paslaugos nėra nemokamos ir jeigu jūs kažką tais pažymėjote, automatiškai jūs turėsite už tai susimokėti ir dažnu atveju tai kainuos tikrai nemažai, todėl pagalvokite, ar jums iš tikrųjų to reikia ir negalite, ar visiškai negalite apsieiti, tarkim, su rankiniu bagažu ir taip toliau. Na, bet kokiu atveju, jeigu kažką pasirinkote, turėtumėt spausti Add Selected Items mygtuką, štai šitą, ir tada sistema jūs nukreips į puslapį, kuriame jūs turėsite susimokėti už visas paslaugas, kurias pasirinkote papildomai. Mokėjimo forma yra labai panaši kaip ir ta, kurią jūs matėt pirkdami bilietus. Taigi, jeigu bilietus jūs turite problemų, tikrai su apmokėjimu už papildomas paslaugas neturėsite, todėl šiame video aš tos formos kaip ir neapžvelgiu. Na, o jeigu jūs nenorite papildomai mokėti už savo bilietus ir jokių papildomų paslaugų jūs neužsakėte, tai spauskite apačioje esantį No Thanks mygtuką. Paspaudę šį mygtuką papulsite štai į tokį puslapį, kuriame sistema dar kartą jūs informuos, kad paspaudę check-in mygtuką jūs jau nebegalėsite keisti nei savo asmens tapatybę patvirtinančių duomenų, nei užsakyti papildomų paslaugų. Todėl šioje vietoje jūs turite būti tikri, kad duomenys, kuriuos suvedėte apie save ir su jumis keliaujančiais žmonės yra teisingi, bei paslaugų, kurias užsisakėte arba kurių neužsakėte, jums pilnai užteks jūsų skrydžiui. Taigi, kai viską sutikrinat ir dėl visos informacijos esate tikri, tiesiog spaudžiate check-in mygtuką. Štai ir papuolate puslapį, kuriame jūs galite atsispausdinti savo taip vadinamus laipinimo pasus arba dar paprasčiau aviabilietus. Jie yra štai čia apačioje. Čia jūs matysite savo vardą ir pavardę, na, o dešinėje bus patikta jūsų skrydžio informacija. Štai čia skrydžio numeris, data bei kryptis. Norėdami atsispausdinti šios bilietus, jūs turėtumėt spausti štai šitą print mygtuką. Tačiau nieko tokio, jeigu, tarkim, šiuo metu prie jūsų kompiuterio nėra prijungtas printeris, jūs savo bilietus galite čia pat įsisaugoti PDF formatu, paspaudę vidurinę štai šitą mygtuką, na ir atsispausdinti vėliau, tarkim, įsikėlę juos į USB raktą, kitą laikmeną ar persisiuntę paštu į kompiuterį, kuriame yra printeris. Na, kaip vieną iš šitų dviejų žingsnių atliksite, spauskite Finish mygtuką, sistema jūsų dar kartą pasiteiraus, ar jūs jau turite savo kelionės bilietus. Čia spauskite Yes mygtuką ir pateksite štai tokį puslapį, kur prie save pamatysite krūvą reklamos. Nežinau, vieniem galbūt bus įdomi, nes čia siūloma įsigyti viešbučio paslaugas, automobilio nuomą ir taip toliau, bet greičiausiai daugumai iš jūsų tai bus visiškai neįdomu. Tačiau šitas puslapis svarbus tuo, kad
tai kaip indikatorius to fakto, kad jūs jau sėkmingai atlikote savo bilietų čekiną, bilietus jau turite, na ir galite ramiai laukti tos dienos, kada reikės susikrauti lagaminus, vykti oro uostą ir skristi numatytą kryptimį. Tai tiek, manau, informacijos šios jums turėtų pilnai užtekti, norint sėkmingai atlikti savo bilietų, Ryanairo bilietų registraciją. Na, o pasikartodamas noriu priminti tai, kad jeigu informacija, kurią matėte video, jums vienaip ar kitaip neaiški, norėtumėt detaliau prie tam tikro punkto pabūti, tarkim taip, jūs visą šią info galite rasti tekstiniu pavidalu. Kaip minėjau, jeigu esate YouTube aplinkoje, tiesiog paspauskite štai šią nuorodą, kurią rasite po video, arba jeigu šiuo metu video žiūrite www.4travel.lt svetainę, tiesiog paeikite žemiau ir visą informaciją pamatysite prieš save. Tai tiek, ačiū už dėmesį ir gerų kelionių.